Įsivaizduokime vyresnio amžiaus žmogų, kuriam kiekviena diena tampa vis tylesnė, vienatvė. Atrodo, jie ateina tyliai, bet laikui bėgant prislopina norą veikti, bendrauti, jaustis reikalingam. Kiek daug mūsų senjorų išgyvena šį jausmą kasdien, bet mes galime keisti tai, galime įkvėpti vilties. Lietuvos valstybės remiamas projektas Socialinis receptas – tai iniciatyva, kuri suteikia galimybės tiems, kuriems to labiausiai reikia. Tai daugiau nei tiesiog veiklos, tai kelias iš vienatvės į bendrystę, į savęs ir kitų pažinimą. Socialinis receptas kviečia į daugybę užsiėmimų, kurie skatina bendravimą ir įtraukimą į bendruomenę. Sveikos mitybos užsiėmimai, savęs pažinimo dirbtuvės, gamtos patyriminiai mokymai. Tai tik keli pavyzdžiai, kaip žmonės gali atrasti save naujai, susiburti ir kurti tvirtą ryšį su kitais. Dailės terapija padeda formuoti emocinę higieną, neurogimnastika moko judesių, kurie skatina aktyvumą, o draugų sanatorijos stovykla tai visapusiškas sveikatingumo ir bendruomenės kūrimo potyris. Ir šiuolaikiniai įgūdžiai nepaliekami nuošalyje. Skaitmeninio raštingumo mokymai padeda senjorams saugiai naudotis išmaniaisiais įrenginiais, bendrauti, mokytis ir dalintis. Visi šie užsiėmimai ne tik lavina, bet ir suteikia progą būti reikalingiems, būti drauge, būti bendruomenėje. Socialinis receptas padeda vyresnio amžiaus žmonėms rasti prasmę, dalinti savo patirtimi ir pajusti, kad jie yra svarbus ir reikalingi. Kartu mes kuriame Lietuvą, kur kiekvienas gali jaustis vertingu ir globojamu. Dėl dalyvavimo veiklose kreipkitės į savo savivaldybės socialinio recepto koordinatorių.